Elisos vienaragis. Viename mažame kaimelyje, apsuptame žydinčių pievų ir kvapnių miškų, gyveno mergaitė vardu Elisa. Ji buvo smalsi, linksma ir draugiška. Elisa labai mylėjo visus gyvūnus, nuo mažiausios skruzdėlytės iki didžiausio dramblio, kurį buvo mačiusi tik knygelėse. Labiau už viską Elisa mėgo skaityti knygeles, o tarp jos mylimiausių buvo tos, kuriuose buvo nupiešti vienaragiai. Ji tikėjo, kad vienaragiai tikri, tokie balti, švelnūs, su spindinčiais sidabriniais karčiais ir stebuklingais vaivorykštiniais rageliais. Elisa dažnai kalbėdavo apie tai, kaip vieną dieną tikrai sutiks vienaragį ir jis leis jai sušukuoti karčius ir paliesti ragelį, kuris, kaip prašė knygelėse, išpildo vieną nuoširdų norą. Tačiau kiti kaimelio vaikai, jie netikėjo. Vienaragiai? Tu juokauji, kikeno Lukas, išgirdęs Elisą kalbant. Jiegi tik iš pasakų, Elisa, pridurdavo Ema. Tu keistoka, nes vis dar tiki tokiais dalykais, sakydavo jie. Bet Elisa nesupykdavo, ji tik šyptelėdavo ir tyliai atsakydavo. Galbūt vienaragiai tiesiog nenori pasirodyti tiems, kurie netiki stebuklais. Ji dažnai viena vaikščiodavo po pievas, nešina savo mylimiausią knygelę ir tikėdamasi, kad vienaragės pajutęs ją pasirodys. Ir vieną kartą, kai dangus nusidažė purpurinėmis spalvomis, o tylą nutraukė švelnus vėjelio šiurenimas, stebuklas įvyko. Elisa sėdėjo ant pievos apkabinusi savo mylimą knygelę apie vienaragius. Staiga išgirdusi tylų žvengimą, ji atsisuko. Ir jos širdis ėmė plakti kaip pašėlusi. Iš miško šešėlių išniro jis, baltas kaip sniegas, akys gilios ir žibančios kaip žvaigždės, o karčiai ilgomis sruogomis krentantys ant šonų spindėjo sidabru. Ragelis ant kaktos buvo vaivorykštinis, visiškai toks, kaip ji ir įsivaizdavo. Vienaragis neskubėdamas priėjo prie Elisos. Ji negalėjo net pajudėti. Atrodė, kad sapnuoja. Tu tikras, iškvėpė ji beveik be garso. Vienaragis lenktelėjo. Jo balsas skambėjo tarsi vėjas tarp žvaigždžių. Aš ilgai tavęs laukiau, Elisa, pasakė jis. Tik tie, kurie tiki iš visos širdies, gali mane pamatyti. Jis pritūpė, leisdamas Elisai prieiti. Ji nedrąsiai pakėlė ranką ir palietė jo karčius. Jie buvo šilti, minkšti ir kvepėjo šokoladu. Paskui švelniai palietė jo ragelį. Tuo metu viskas aplinkui nušvito, tarsi šimtai žvaigždžių būtų nukritę į pievą. Dabar pagalvok apie didžiausią savo norą, švelniai tarė vienaragis. Elisa užsimerkė. Ji pagalvojo ne apie saldainius ar žaislus, o apie vieną vienintelį dalyką. Noriu, kad visi vaikai tikėtų stebuklais. Kai atmerkė akis, vienaragis šypsojosi. Tu esi ypatinga, Elisa. Stebuklai mėgsta tokius žmones. Tačiau tai labai didelis noras
tyliai tarė jis. Mano galia nepakankama, kad vienas galėčiau jį išpildyti. Tokiam stebuklui reikia 3 vienaragių ragų. Bet aš daugiau nieko nenoriu, tarė mergaitė. Galbūt įmanoma kažką padaryti, paklausė ji. Turime leistis į kelionę. Reikės rasti dar 2 vienaragius, kurie gyvena labai toli. Vienas slepiasi po šiaurės pašvaistę, o kitas Gėlių kalne. Elisa nedvejodama užšoko vienaragiui ant nugaros, suspaudė knygelę rankose ir tarė. Tada skrendam. Aš padarysiu viską, kad vaikai vėl tikėtų stebuklais. Ir jie pakilo į dangų pro naktinį kaimą. Kiekvienas sparnų mostas nešė juos arčiau pirmojo vienaragio, slepiančio save po švytinčiomis šiaurės pašvaistės spalvomis. Kelionė buvo kupina išbandymų. Reikėjo įveikti miglų slėnį, kur niekas neprisimena, kas jie yra, ir tylos ežerą, kuriame gyvena dainuojančios undinės. Bet Elisa nepasidavė, o vienaragis saugojo ją labiau už savo ragą. Kai pagaliau danguje sužibo pirmieji šiaurės pašvaistės šokiai, Elisa išvydo antrąjį vienaragį. Jo karčiai buvo lyg ledo krištolas, o akys spindėjo mėlynai. Labas, pasisveikino mergaitė. Ar tu padėsi išpildyti mano norą? Paklausė ji. Antrasis vienaragis pažvelgė į ją ir linktelėjo. Jeigu noras iš tikrųjų dėl kitų, aš prisidėsiu. Bet mums trūksta dar vieno. Antrasis vienaragis vardu Ledoragis prisijungė prie Elisos ir pirmojo vienaragių, kurį ji jau buvo praminusi sidabru. Dabar jų buvo 2. 2 stebuklai, sklandantis virš pasaulio, ieškantys trečiojo. Paskutinis vienaragis gyvena Gėlių kalne, pasakė sidabras. Tai vieta, kur visada pavasaris, paaiškino jis. Kelionė buvo ilga. Jie turėjo praskristi virš ugninių laukų, kur medžiai kalba, o debesys krenta lyg pūkiniai lietūs. Elisa viską stebėjo plačiai atmerktomis akimis. Ji niekada nebuvo patyrusi tiek stebuklų. Pagaliau, kai saulė pakilo virš aukščiausių kalnų, jie pasiekė vietą, kuri atrodė lyg iš pasakos. Gėlių kalnas buvo padengtas 1000 žiedų, rožinių, geltonų, žydrų ir violetinių, o oras kvepėjo medumi. Tarp žiedų ant akmens stovėjo trečiasis vienaragis. Jo vardas buvo Žiedaragis, o jo karčiai priminė žiedų vainikus. Jie buvo švelnūs kaip žiedlapiai. Aš žinau, ko ieškai, Elisa, tarė Žiedaragis. Ir jei 2 mano draugai jau pasirinko tave, aš prisidėsiu. Bet žinok, kai 3 ragai susijungs, tavo noras tikrai išsipildys. Ar tu esi pasiruošusi? Taip, noriu, kad visi vaikai tikėtų stebuklais, nes jie tikri. Aš juos mačiau, aš su jais skridau, atsakė mergaitė. 3 vienaragiai sustojo ratu aplink Elisą. Jų ragai suspindo. Vaivorykštinis, mėlynas ir rausvas švytėjimas susijungė virš Elisos galvos. Ir tada aplink pažiro spalvotos žvaigždės. Ta akimirka kiekvienas vaikas pasaulyje, net ir tas, kuris buvo pamiršęs kaip svajoti, staiga pajuto širdyje šiltą dvelksmą.
ir išgirdo paslaptingai švelnų balsą. Stebuklai egzistuoja, tiesiog užmerk akis ir patikėk. Ir nuo tada vaikai vėl pradėjo tikėti. Jie piešė vienaragius, kalbėjo su gėlėmis, glostė medžius. O Elisa, ji žinojo, kad padarė tai, ko nepajėgė net suaugusieji. Ji pakeitė pasaulį su 3 vienaragiais, su tikėjimu ir su širdimi, kurioje visada gyveno stebuklai.